Sveiki, su jumis viskas apie Apple. Kaip pastebėjau, kad nieks nekuria lietuviškus video, kurie padėtų žmonėms labiau suprasti ir lengviau naudoti Apple produktus, tad aš nusprendžiau sukurti šį channel, kad padėčiau žmonėms susidoroti su Apple produktais. Per šį video pamokysiu jūs, kaip nustatyti kalbą iOS sistemoje. Taigi, spaudžiame pirmą ant Settings. Ir tada surandame laukelį General ir International. Tada yra Language ir surandame kalbą, kurią jūs norite naudoti arba labiau ją suprantate. Spaudžiame Done. Tada Region Format ir pasirinkau, kokį regioną jūs naudojate. Tiesiog tai parinks jums kalbą. Pavyzdžiui, aš noriu, kad mano būtų mėnesio dienos arba mėnesiai būtų lietuvių kalba, tad aš pasirinkęs Lithuanian ir dar skliaustelis Lithuanian. Tai bus lietuviškai, biškai labiau lietuviškiau, pasidarys iOS sistemą, tikiuosi. Tad jei jums padėjau šiek tiek, tada subscribekite ir laikykite. Ačiū, kad